Hi, I'm Sofia. I'm from Lithuania and I'm an ESC volunteer here in Kerava, and this month we're celebrating Multilingual Month, and for that I will be reading a Lithuanian folktale, Eglė, the Queen of Serpents. Eglė žalčių karalienė. Kitąsyk senų senovėje buvo senelis ir senutė. Turėjo juodu 12 sūnų ir 3 dukteris, kurių jauniausiai buvo vardu Eglė. Vieną vasaros vakarą visos 3 seserys išėjo maudytis. Prisipūškinusios ir išsipraususios, išlipo ant kranto apsitaisyti. Jauniausiai žiūri, jos marškinių rankovėje įsirangė žaltys. Vyriausiai pagrebė mietą ir buvo bešokanti jo varyti. Tuo tarpu žaltys atsigręžęs į jauniausią. Pašneko žmogaus balsu. Duok eglutę žodį, jog tekėsi už manęs. Taip pat gražumu išlyšiu. Apsiverkė Eglė, kaip jį galinti už žalčio tekėti. Paskui sako rūšiai, atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žaltys vis savo. Duok žodį, jog tekėsi už manęs. Taip pats išlysiu. Ką darys Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Po 3 dienų tėvai žiūri. Visas žalčių pulkas bešliaužias į jų kiemą. Visi nusigando, o žalčiai tik nibžda aplink namus. Karstosi, vyniojasi, rangosi. Piršliai nusilinko tiesiog į vidų pasikalbėti su seniais ir Egle. Iš pradžių tėvai purtėsi, nenorėjo tikti, bet ką darysi, su tokia žalčių knipava. Noromis nenoromis turėjo atiduoti jauniausią, mylimiausią dukrelę. Žalčiai, gavę marčią, tuo išlalėjo iš kiemo. Namiškį Eglę apverkė, apraudojo ir tiek. Tuo tarpu Eglė su visais palydovais traukė į pajūrį. Ten jis sutiko dailų jaunikaitį, jos belaukiantį. Šis pasisakė, esąs tas pats žaltys, kuris buvo įlindęs jos marškinių rankovę. To jau persikėlė visi į netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį, po jūrą, kur buvo puikiai išpuošti žalčio rūmai. Čia jie iškėlė vestuves. 3 savaitės gėrė, šoko, ūžė. Žalčio rūmuose visko buvo pilna. Ir Eglė prima, pralinksmėjo, pagaliau visai užmiršo savo tėviškę. Praėjo 9 metai. Eglė jau sulaukė 3 sūnų – Ąžuolo, Uosio ir Beržo, ir 1 dukrelės – Drebulės, kuri buvo visų jauniausia. Vieną sykį vyriausias sūnus, besiausdamas, paklausė Eglės: Mamyte, o kur gyvena tavo tėvai? Eime kada nors jo aplankyti. Tada jie atsimenė savo tėvus, brolius, seseris ir visą giminę ir parūpo jai, kaip jiems ten sekasi. Ar sveiki, ar gyvi, ar gal jau seniai, kurie numirė. Ir baudžias eiti į tėviškę pasižiūrėti, skundžios vyrui. Tiek metų nebuvusi savo tėviškėje, nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusio. Žaltys nenorėjo sutikti. Gerai, sako, atsilankyti leisiu, bet pirmas suverpk šitą šilkų kodelį ir parodė jai ratelį. Žaltienė įkibo į ratelį, tas burgzdamas sukosi kelias dienas. Verpė, o šilkų kodelis vis toks, koks buvęs. Mato, kad čia prigavimas. Kodelis matyt užkerėtas. O tada ir verpusi nesuverpsi. Eina Eglė pas vieną senę, pas žiniuonę burtininkę. Atėjusi dejuoja. Močiutė širdelę pamokė, kaip tą šilkų kodelį suverpti. Senė išpasakojo, ką reikia padaryti. Įmesk, sako, į ugnį, kada kūrensis, kitaip niekados nebaigsi verpti. Eglė parėjusi užkūrė krosnį duonai kepti ir įmetė kodelį. Šilkai tuoj nupurškė ir Eglė pamatė, kaip gerą kultuvę, pamatinę besiraitant ant ugnies, tos pamatinės verpiant leista šilkai iš savęs. Baigusi tokiu būdu verpti, Eglė vėl prašo žaltį, kad leistų nors kelias dienas paviešėti pas tėvus. Dabar vyras ištraukė iš pasuolės geležinės kurpes ir sako, kai jas suavėsi, tada galėsi keliauti. Apsiavė į tas kurpes, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenius, kur tik prigriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla. Minsi, neminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę burtininkę patarimo prašyti. Senutė pamokė, nunešk kurpės pas kalvį ir paprašyk, kad pagrūzdintų žaizdrę. Eglė taip ir padarė. Kurpės gerai padegė ir ji per 3 dienas jas nuplėšė. Nuplėšusi, vėl prašosi vyro, kad leistų tėvus aplankyti. Gerai, sako žaltys, bet eidama turi pasikepti bent kiškio pyrago lauktuvėms. Kągi duosiu brolių ir giminių vaikams.
o pats liepė paslėpti visus indus, kad Eglė negalėtų pasikepti ragaišio. Eglė galvojo, nesugalvojo, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišį be indo. Ir vėl kiūtina pas senę. Senutė sako, paimk raugo, kur lieka nuo duonos maišymą, ir ištepk jo rietį. Paskui pasisemk tuoriečių vandens ir užmaišyk jame ragaišį. Žaltienė taip ir padarė. Ištepė raugų rietį, parsinešė vandens, užmaišė ir iškepė ragaišį. Tada atsisveikino su vyru ir išėjo vaikais vedina į tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros kranto ir prisakė, kad viešėtų tėviškėje daugiau kaip 9 dienas ir paviešėjusi to jau grįžtų su vaikais namo. Kai grįši, sako, tai eik vienu su vaikais. Ir atėjus ant jūros krantų taip šauk mane. Žilvinė, žilvinėlė, jei tu gyvas pieno puta, jei negyvas kraujo puta. Ir jeigu, sako, jis pamatysi jūroje atplaukiant pieno putą, tai žinok, jog aš dar gyvas, jei kraujo puta, aš galą gavęs. O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit, kaip mane šaukti reikia. Kai Eglė atėjo į tėviškę, ten radosi neapsakoma linksmybė. Visa giminė, visi gentys ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti. Vienas per kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais, ar gražu, ar linksma pas juos, ir negalėjo atsistebėti jos pasakojimais. Visi jie vaišino, meilės kalbas kalbėjo, ir ji nei nepasijuto, kaip 9 dienos prašoko. Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, kad geriausia iškvosti iš vaikų, kaip jų motina grįždama šauks savo vyrą, o paskui nuėjus į pajūrį, jį pašaukti ir užmušti. Taip sutarę, pirmiausia išsivadino vyriausiai Eglės sūnų Ąžuolą į girią ir apstoję ėmė kamantinėti, bet šis apsimetė nieko nežinas, pliekė jį rykštėmis, ką bedarė, bet iškvosti negalėjo. Paleisdami namo, dėdės įgrasino, kad nieko nesakytų savo motinai. Antrą dieną išsivedė uosį, paskui beržą, bet ir iš tų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausiąją Eglės dukrelę Drebulę. To iš pradžių taip pat sakėsi nežinanti, bet kai mama pamatė traukiant iš po skvernų rykštės, tuoj viską išplepėjo. Tada visi 12 brolių paėmė dalgius, nutraukė į pajūrį. Atsistojo ant kranto ir šaukė, Žilvinė, žilvinėlė, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Kai tik žaltys atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir užkapojo. Paskui sugrįžę namo, nieko neprasitarė Eglei, ką padarė. Praėjus 9 dienoms Eglė atsisveikino su visa giminė, nuėjo į pajūrį ir šaukė Žilviną. Žilvinė, žilvinėlė, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Suviksėjo, sujudo jūra iš padugno ir Eglė pamatė atplaukiant, atliuliuojant su bangomis kraujo putą ir išgirdo iš gelmių savo vyro balsą. Tavo 12 brolių mane dalgiais užkapojo. Mano šūkį jiems išdavė Drebulė, mūsų mylimiausiai dukrelė. Susigraudino Eglė, apsiverkė ir atsigręžusi į Drebulę tarė, kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iššukuotų vėjas galvelę. O sūnums tai pasakė, stokit sūneliai, stipriais medeliais, aš, jūs mamelė, liksiuos eglelė. Kaip jį ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausiai mūsų medžiai. O Drebulė ir šiandien mažiausio vėjelio pučiama pradeda drebėti už tai, kad drebėjo prieš savo dėdes ir išdavė tikrą tėvą ir motiną.